na, tokie baldai, kurios dažnai naudosi, tai jau tikrai nepirkti galbūt labai ekonominės klasės, pačių pigiausių, nes, na, jie tiesiog sulūž greitai ir reikės remontuoti arba pirkti naują. Kaip sakoma, skupus moka 2 kartus. Tikrai taip. Tai todėl geriau apsvarstyti kiekvieną savo. Sveiki sugrįžę į Namų kodas laidą. Šiandien laidoje diskutuosime būsto įrengimo, pilnos apdailos, interjero dizaino temomis ir į pagalbą savo pasikviečiau Bonava Lietuva architektę ir interjero dizainerę Lindą Šeženytę. Labas, Linda. Labas. Linda yra interjero dizainerė ir architektė, sukaupusi daugiau nei 10 metų patirties gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų projektavime bei interjerų kūrime. Jau daugiau nei 3 metus ji yra architektė ir interjero dizainerė Bonava Lietuva įmonėje, kurioje kuria laimingas kaiminystės, pilnos buto apdailos interjero kolekcijas bei kitus papildomus būsto įrengimo pasiūlymus. Kaip sako Linda, pirmoji užduotis įsidarbinus Bonava Lietuva buvo sukurti naujo Bonava Lietuva biuro interjerą ir nuo to laiko prasidėjo daugiau nei 3 metus trunkanti įkvepianti jos kelionė čia. O šiandien ji pasidalins savo įžvalgomis, naudingais patarimais bei paslaptimis, kaip susikurti jaukius, praktiškus bei unikalius namus. Labai dėkoju, kad šiandien prisijungiai kartu su manimi padiskutuoti būsto įrengimo, interjero ir dekoravimo temomis, kurios, manau, yra daugam aktualios ir be galo knieti sužinoti, ką architektė ir interjero dizainerė gali pakomentuoti šiomis temomis, ar ne? Taip. Neriam į pokalbį. Yra daugiausiai peržiūrų susilaukianti tema ir labai džiaugiuosi, kad būtent tave pasikviečiau pasikalbėti. Tai norėčiau tavęs paklausti iš pradžių, kokias didžiausias klaidas daro žmonės, kurie, tarkim, įsigyja pirmąjį būstą ir pradeda jį dekoruoti ar įsirenginėti. Kokios yra tos pagrindinės ir kertinės klaidos? Tai dekoruodami namus gal labai didelių klaidų ir nepridarysite, bet, sakykime, planuojant apstatymą korpusiniais baldais, tokiais kaip spintos, virtuvės baldai, virtuvės sala, arba didesnio gabarito baldais kaip minkštieji baldai sofos, valgomas stalas arba lova. Tai viena iš klaidų galėtų būti, kad dažniausiai būna nefunkciškas išplanavimas. Tai reiškia, kad galbūt neišlaikomi minimalūs atstumai tarp baldų, minimalūs atstumai nuo sienos, kad žmogus galėtų laisvai, patogiai, ergonomiškai judėti savo būsto erdvėje ir atlikti savo pagrindinius buities darbus. Aš šiaip neseniai esu girdėjus neapstatinėti ar vengti apstatinėti namus, tarkim, tos pačios linijos baldais. Tai čia yra tiesa, pavyzdžiui, interjero dizaine. Ar tai supigina visą tą bendrą vaizdą kažkaip? Sakyčiau, galbūt būstas tampa kaip iš katalogo, ar ne? Vienos parduotuvės katalogo. Tai taip, aš to vengčiau, nes galbūt tai šiek tiek sumažina būsto unikalumą. Nes jeigu žmogus atkartoja tiesiog katalogo variantą savo namuose, tai ir jaučiasi kaip parduotuvėje, ar ne? Tai tikrai šiuo atveju labiau siūlyčiau pasirinkti baldus iš skirtingų interjero salonų ir šiek tiek pamiksuoti, kad išlaikyti balansą. Gerai, o pavyzdžiui, pasiūloj yra tiek būtų su daline apdaila, tiek su pilna apdaila. Tai kaip žmogui priimti teisingą sprendimą pagal savo poreikius? Ar rinktis pilną apdailą, ar, tarkim, savarankišką įsirengimą? Kaip priimti tokį sprendimą? Aš sakyčiau, galbūt pirmiausia reikėtų išsigryninti tikslą. Kokiu tikslu yra perkamas būstas? Ar būstas yra perkamas investicijai, nuomai? Tai šiuo atveju tikrai siūlyčiau rinktis pilną apdailą
ir netgi galbūt pasirinkti papildomus paketus, tokius kaip mes, pavyzdžiui, netgi savo įmonėje siūlome virtuvės baldų komplektą su projektavimu, ar ne, korpusinių baldų, spintų. Šiuo atveju žmogus ne tik sutaupys laiko ir pinigų, bet taip pat ir jam liks visai nedaug apstatyti, sakykime, tą erdvę iki pilno išpildymo. Tiesiog keletą gal minkštųjų baldų, šiek tiek interjero elementų padekoravimui ir galės kuo greičiau paleisti į nuomą. Tuo atveju, jeigu žmogus perka būstą savo gyvenimui, tai taip pat, sakyčiau, pasvarstyti, jeigu nors viena iš siūlomų interjero kolekcijų, kurią siūlo statytojas, ar ne, jam yra artima, tinkama, tai siūlyčiau tikrai pasirinkti pilną apdailą. Tai taip pat žmogus taupytų laiko, taupytų pinigų, ieškant apdailos medžiagų, ieškant meistrų, prižiūrint meistrus, kontroliuojant jų darbų kokybę, taip pat išvengtų galbūt daugybės klaidų, perdarimų ir defektų, ar ne, nes statytojas jau prisima visą šią atsakomybę, kai jisai įrenginėja pilną apdailą, ar ne, tai jisai vykdo priežiūrą, defektuoja ir atiduoda žmogui jau aukštos kokybės su 0 defektų įrengtą būstą. Tai jau žmogui tai labai palengvina gyvenimą, ar ne? Ja, ir belieka tik apsistatyti baldais iki to pilno vaizdo. Ir šiaip, kaip ir minėjai, tai čia pagrindinė priežastis yra, kad tai sutaupo laiko ir galbūt nervų, nes vis tiek savarankiškas įsirengimas jisai reikalauja žinių. Reikalauja žinių, ar ne? Nu va, kaip matai. Tai, o ką, pavyzdžiui, atsakytum žmonėm ar ten kritikuojančiam žmonėm, kurie sako, kad pilna apdaila sunaikina būsto individualumą? Tai Bonava Lietuva siūloma pilna apdaila, tai visų pirma galim pakalbėti, kas ją įeina. Tai reiškia, yra pilna sienų apdaila, grindų apdaila, lubų apdaila, ar ne, tada yra sumontuojamos vidaus durys, visos grindjuostės, pilnai įrengiami sanmazgai su santechnikos prietaisais, įrengiamas vonioje apšvietimas, taip pat visur sumontuojami jungikliai ir kištukiniai elektros lizdai. Tai visas šis įrengimas, galima sakyti, jau yra bazė, fonas žmogui, kuriame jisai gali kurti savo unikalų, individualų interjerą jau kitų likusių baldų pagalba, kaip minkštieji baldai arba staleliai prie lovos arba augalai ir kiti interjero dekoro elementai. Ir, sakykime, mūsų siūlomos kolekcijos yra tokios ganėtinai universalios, kadangi jos yra žemiškų atspalvių, jos yra ganėtinai neutralios, tai galbūt vienos kolekcijos yra šiltesnės, kitos šaltesnės šiek tiek atspalvių prasme, ar ne? Tačiau bendrai tai visos kolekcijos yra, juose žmogus galėtų lengvai pritaikyti netgi kažkokį, jeigu jis mėgsta ryškios spalvos elementą. Ir tai nebūtų sunku žmogui išbaigti tą interjerą, nes pati bazė yra labai dėkinga. Tai galima sakyti, kad nei sienos, nei grindis, nei dar kažkas nenusako viso būsto interjero, tu jį kaip ir palaipsniui kuri, ar ne? Taip. Ta prasme, apsistatydamas tenais baldais? Aš manau, yra svarbiausias dalykas turėti gerą bazę ir tada po trupučiuką galima tuos namus keisti, juos transformuoti. Taip. Kadangi namai vis tiek yra tokia kaip gyva erdvė, kuri gali šiek tiek keistis ir nuo žmogaus gyvenimo būdo, ir nuo hobių tam tikrų, ar ne, kartais netgi keičiasi ir kai keičiasi sezoniškumas arba metų laikai, ar ne, mes jau keičiam gal apšvietimą, gal mes pasistatom kalėdinę eglutę, išpuošiam, ar ne, ir jau šiek tiek mūsų namai yra kitokios emocinės atmosferos. Jo, tai jie prisitaiko irgi prie to sezoniškumo, kaip sakai. O yra kažkokių pilnos apdailos ar interjero dizaino sprendimų, kurių tu niekada nesiūlytum klientams, net jei jie to prašo? Tikrai taip. Tai būtų, sakykime, apdailos medžiagų panaudojimas tam tikrose vietose, kur galbūt tos medžiagos nėra pritaikytos. Tai pavyzdžiui, sanmazge, dušo zonoje, jeigu būtų išklijuotos grindų zonoje
slidžios, didelio gabarito akmens masės plytelės. Tai niekada tokio nesiūlyčiau sprendimo dėl to, kad vis tiek dažniausiai ten mes stojame basakoją, ar ne? Taip. Ir tai tiesiog būtų slidu, nesaugu, galima paslysti, pargriūti ir susižeisti, ar ne? Tai vat, tikrai niekada tokių nesiūlyčiau sprendimų. Tuomet niekada nesiūlyčiau montuoti blizgių, baltų įtempiamų lubų, nes tai yra ganėtinai irgi toks pigus sprendimas ir pigiai atrodantis, arba netgi kažkokių super ryškių spalvų, arba su ten kokiais nors ornamentais ryškiais, kas nėra tikrai skoninga. Taip pat galbūt niekada nesiūlyčiau rinktis dirbtinės odos baldų, ypač sofų arba krėslų, kurie būtų dažnai naudojami, nes visų pirma tai būtų labai nekokybiška ir labai prastai dėvėtųsi ir tikrai atrodytų pigiai ir pigintų interjerą. Plius gal nelabai malonu sėdėti karštą vasaros dieną ant tokių baldų. O kilimas ant sienos? Kilimas ant sienos. Na, čia skonio reikalas, aš gal nesiūlyčiau. Čia tokius senų tradicijų. Ir paveikslą didelį, kilimo dydžio. Taip. O šiandien galima pastebėti, kad ir tose pačiose socialinėse medijose vis atsiranda kažkokie nauji trendai, ar interjero detalės, ar dar kažkokie žmonių išgalvoti ten stiliai ir rankdarbiai ir panašiai, kas susiję su namais. Tai kokie pavyzdžiui, nežinau, ten tarkim interjero stiliai ir panašiai, kurie šiandien yra ant bangos, turi potencialą išlikti aktualūs ir ateityje? Tai aš manau, šiandieninėme pasaulyje iš tikrųjų visi labai daug kalba ir daug dėmesio skiria tvarumui. Ir tai lemia tą tokį atsižvelgimą į gamtą, į natūralumą, į tausojimą, antrinį panaudojimą. Tai, manau, visa tai mus gražina į gamtą. Ir to pasekoje vis daugiau interjeruose mes galime pamatyti naudojamų medžiagų, kurias galima perdirbti, ar ne, arba prikelti antram gyvenimui. Tai būtų medis, metalas, stiklas, natūralus akmuo, galbūt molio tinko sienų apdaila, ar ne. Taip pat iš tekstilės tai medvilnė, vilna. Ir taip pat įvairios organiškų siluetų baldų formos. Visa tai yra artima gamtai, natūralumui, jaukumui ir visa tai kuria tokį jaukę ir šiltą atmosferą. Ir manau, visi šie elementai ir visi šie principai kuria laikui nepavaldų ir ilgaamžį interjerą. Tai jie maždaug visuomet bus aktualūs, tarkim, tokie baldai, nes ir dabar galima pastebėti, kad labai daug kas, tarkim, ieško kažkokių, nežinau, baldų detalių antikvariatuose ir tuomet juos perkelia antram gyvenimui, o galbūt jie jau ir taip yra puikios būklės ir susikuria taip savo tokius unikalius namus. Tai čia man kažkaip įdomu ir smagu tą stebėti, nes atrodo, čia visas toks irgi toks kūrybinis procesas yra atrinkti kiekvieną detalę ir ieškoti kažko unikalaus ir seno. Labai fain. Statytojai dažnai sako, kad pilna apdaila sutaupo laiką ir pinigus. Bet ar čia iš tikrųjų tiesa, ar čia yra gal toks marketinginis triukas? Taip, tai prie projekto dirba didžiulė specialistų komanda, nuo pat statybos darbų etapo, ar ne, iki pat apdailos įrengimo, kur specialistai prižiūri, inspektuoja, defektuoja ir siekia aukščiausios kokybės. Ir žmogus jau, kai gauna raktus į savo pilnos apdailos būstą, jam jau nereikia jaudintis, kad namuose bus kažkokių tais defektų ir kažką reikės taisyti. Kitas dalykas, tai vis tiek vidaus apdailai yra taikomos garantijos. Taip. Ir statytojas tikrai prižiūri ir jeigu gyventojas kažkada jam atsirastų nenumatytų defektų, jis galėtų jaustis saugus, kad jo namais bus pasirūpinta.
Taip, bet iš tiesų žmonės to nemato ir negirdi to tokio proceso apie pilną apdailą. Atrodo, čia tiesiog atėjo statybininkai, sudėjo ir viskas, bet tai yra ganėtinai toks ilgas ir daug gal darbo reikalaujantis irgi procesas, ar ne? Taip, iš tiesų žmonės galbūt reikėtų daugiau edukuoti apie tai, ar ne, ir šiek tiek atskleisti tos užkulsius, kokie darbai yra vykdomi, kiek žmonių prie to dirba, kiek specialistų, kokie vyksta procesai, kiek yra patikrinimų. Ir kaip visi įdeda daugybę savo profesionalaus darbo tam, kad pasiektų aukščiausio rezultato ir žmogui jau atiduotų pilnai įrengtą kokybišką būstą gyvenimui. Taip, bet aš manau, kad čionais nėra tik tai tas marketinginis triukas, kaip dauguma mėgsta sakyti, bet iš tiesų čia yra toksai, galima sakyti, lifesaver, ta pilna apdaila. O Linda, ar pati rinktumėsi pilną apdailą, ar namus įsirenginėtum pati? Kodėl? Kadangi esu šios srities specialistė ir interjero kūrimas man yra ne tik darbas, bet ir mano aistra, tai be abejo tikrai norėčiau savo namus susikurti pati nuo nulio, kadangi vis tiek išmanau šios visus niuansus, galėčiau efektyviai, greitai ir kokybiškai pasidaryti visą tą darbą, ar ne? Tačiau jeigu rasčiau būstą man patinkančioje lokacijoje ir jisai būtų su pilna apdaila, kuri man galbūt būtų visai artima ir galbūt minimaliom priemonėm šiek tiek pakeitus keletą baldų arba prisijaukinus savo interjero elementais erdvę, tai manau tikrai neatmečiau tokios galimybės įsigyti ir pilnai įrengtą būstą. Bet kaip gerai būti tuo tokiu savo gyvenimo kalviu, kur ten pats susiprojektuoji namus, viską išsirenki, apie viską nusimanai ir niekur tavęs atrodo tenais, žinai, ten prisiklausai visokiausių istorijų, kaip ten žmonės pradeda įsirenginėti namus ir ten apgauna ir ten nedadaro kažko arba ten blogai padaro. O čia jau akis yra tokia, pro tave, manau, niekas nepraeis, ar ne? Na taip, tai stengiamės tas detalės pastebėti, suvaldyti. Aišku, vis tiek tai yra komandinis darbas, tai ne viskas priklauso nuo dizainerio interjero, ne ką jisai sukuria. Taip, bet tai yra komanda, tai yra ir meistrai, ir apdailos meistrai, ir baldininkai, ir visas tas visų žmonių specialistų komandinis darbas ir sukuria tą gerą rezultatą. Taip. Tai tiesiog, turi būti šiek tiek ir vadybininkas, nes turi ir sužiūrėti, ir sukontaktuoti, ir paaiškinti, ir nubraižyti. Kartais tenka ir ant sienos kažkokį mazgą papaišyti, vat kaip čia dabar sujungti čia tas gipso kartono lubas ten su siena, ar ne, kaip čia ta šešėlinė siūlė bus įgyvendinama. Tai yra tekę ir gyvai ant sienos paišyti. Kartu su meistrais. Ne, bet tai fainai, susikuri pačią savo namus ir ten tu matai realų savo paties sukurtą produktą. Tai čia yra kaip, nežinau, kaip žiūrėtum į paveikslą, kurį pats nupiešiai. Taip. Tai čia yra labai smagu dėl to. O kaip savo srities profesionalė, ar manai, kad klientai ir šiaip žmonės supranta pilnos apdailos kainos ir kokybės santykį? Nes pilna apdaila lydi kaip ir be galo daug tokių mitų, kad pilna apdaila lygu nekokybiška arba ten, tarkim, pigiai įrengta. Ir kaip tu paneigtum tokį mitą? Manyčiau, kad aišku, visų pirma, žmonės turi suprasti, kad net jeigu jie bandytų įsirenginėti savo būstą lygiai tomis pačiomis apdailos medžiagomis, ką įrenginėja statytojas, ar ne, jis nuėjęs į interjero medžiagų saloną niekada nenusipirktų už tokią pačią kainą arba pigiau tų medžiagų ir niekada neįsirengs pigiau lygiai to paties dizaino, dėl to, kad statytojas vis tiek jisai užsakinėja dideliais kiekiais, ar ne? Ko pasekoje, aišku, kaina yra daug geresnė. Taip. Tai, ką mes galim pasiūlyti žmogui, jis pats lygiai to paties dizaino, įsirengti pigiau niekaip negalės. Tai, manyčiau, šitą reikėtų suprasti.
Na ir vis tiek tai yra ir darbų priežiūra visai, ar ne, ir meistrų kokybė, nes kyla įvairiausių sklandumų, kuriuos reikia sužiūrėti. Tai tiesiog, aš manau, pilna apdaila tai yra tikrai saugus sprendimas tiems, kurie neturi žinių toje srityje, ar ne? Bet aš šiaip irgi manau, kad, nemanau, kad ne vienas vystytojas nenorėtų įrengti namų su pačiomis pigiausiamis apdailos medžiagomis, kokios tik įmanoma, nes aš manau, kad jie tiesiog nespėtų tvarkyti tuos defektus. Tai tiesiog pačiam gal statytojai neapsimokėtų rinktis to paties pigiausio varianto. Tai aš manau, tuo ir galima būtų paremti, kad pilna apdaila nėra lygų, kad nekokybiška ar ten pigiausia, kas įmanoma rinkoje. Tai tikrai taip. Ir kitas dalykas, tai lietuviai iš tikrųjų yra labai pastabus ir jie labai gerai atskiria jau, kur yra kokybiškai įrengta, kur ta kokybė, dėl to, kad patys žmonės irgi yra ganėtinai darbštus, ar ne? Edukuoti. Būna, kad ir savo jėgomis, ar ne, įsirenginėja ir tikrai. Tai jau čia taip lengvai neapgausi ir faktas, kad ir mums, ta prasme, tikrai, kodėl mes turėtumėm kurti nekokybišką produktą, kad mums po to būtų nepatenkinti klientai. Tai žinoma, kad ne, mes norime, kad klientai būtų patenkinti, norime, kad būstas būtų be jokių defektų, kad gerai būtų dėvimasi ir aišku, kad medžiagos būtų kokybiškos ir ilgaamžės. Ir kad mažiau problemų sudarytų tiesiog abiems pusėms. Kad abi pusės būtų laimingos. Taip. O kaip pavyzdžiui, įsigyji namus, ar ne? Ir nori juos ten dekoruoti ir išpuošti visaip kaip ten suasmeninti. Ar geriau tą dekoravimo etapą pasilikti jau, kai gyveni pačiam būste, ar reikėtų į tai žiūrėti dar prieš gyvenant, kokį tu kelią rinktumeis? Ar palikti vietos tam spontaniškumui, ar viską reikėtų jau gerai apgalvoti? Tai, sakykime, jeigu įsigyja žmogus būstą jau su pilna apdaila, ar ne, tai reiškia, kad jau yra ta pilna apdaila plus įrengtas ir sanmazgas, tai jis jau turi bazę. Ir tada sakyčiau, kad galbūt neskubėti labai įsirengti iškart viso būsto, bet pradėti nuo būtiniausių erdvių suplanavimo ir įsirengimo. Tai sakykime, tokios erdvės, kurios palengvina buitį ir yra tiesiog neišvengiamas, kaip ar ne sanmazgai, kaip virtuvės zona, sakykime, korpusiniai baldai, spintos vis tiek daiktam susidėti, ar ne? Taip pat lova, jeigu lovos neįsirengsite, tai bent jau čiužinį, kad turėtumėt kur miegoti, ar ne, kad galėtumėte tiesiog gyventi tame būste. O tada sakyčiau, kad po truputėlį reikėtų galbūt bandyti integruoti į savo interjero erdvę po truputį kitus likusius baldus, kaip kažkokie galbūt kavos staleliai, arba staleliai prie lovos, arba galbūt koks nors krėslas knygų skaitimui, taip pat paveikslai, kilimai, užuolaidos, augalai ir visi kiti likę dekoro elementai. Todėl, kad yra svarbu, kad kiekvienas daiktas, kuris atsiranda namuose, kad jisai mums teiktų džiaugsmą. Kad mes susigyventumėm, kad mes pajaustumėm, kad mes jaučiamės gerai tarp tų visų daiktų. Ir svarbu neperkrauti, ar ne? Vis tiek geriau, šiek tiek mažiau, kokybiškesnių daiktų. Taip. Galbūt pagyvensit, pamatysit, kad norisi kažko seno. Kažko tai galbūt iš vintažo, kokios nors ten krautuvėlės, sakykime, restauruotą kokį nors dizainerio šviestuvą, ar ne? Kuris labai suteiks tokio įdomumo jūsų namams. O gal norisi kažkokio tai rankų darbo indų. Tai vėlgi, galbūt jie suteiks tokio jaukumo. Taip. O galbūt jūs taupate kažkokiam brangesniam daiktui ir kokybiškesnį daiktą norite įsigyti, bet šiuo metu nelabai galite to leisti. Tai, sakykime, galbūt reikės šiek tiek laiko, kad pataupyti ir nusipirkti ir įsigyti, tačiau tas kokybiškas geras daiktas pridės būsto interjerui svorio ir tam tikros vertės. Tai viską reikėtų daryti taip palaipsniui,
ir neskubant. Taip. Ir kavos staliuko nereikėtų pirkti pirmu, ar ne? Sakyčiau, kad ne. Tai jie galėtų, jau vėliau. Taip. O gal patys pasigaminsi? O gal patys. Gal nueisit į dirbtuvės, ar ne? Ir jūsų būstas tada bus tikrai unikalus, nes bus vienetinis baldas, kurį jūs pasigaminote. Taip. Tai kaip dabar irgi, pavyzdžiui, populiaru ten gaminti savo keramikinius visokius ir molinius indus. Tai aš manau, kad ir baldus lygiai taip pat galima susikurti tikrai, ir suasmeninti. Labai daug netgi yra įvairių video, kur tu gali pasižiūrėti do it yourself, ar ne, kai nusiperka, pavyzdžiui, tam tikrą spintą paprastą iš kokio, ar lentyną iš Ikėjo, sakykime, ar ne, ir visiškai ją namuose perdaro į visiškai naują baldą, galbūt iš kažkokių vintažinio ar antrinės rinkos nusipirktų durelių nuo kito baldo, pritvirtina, uždana naujas rankenėlės ir žiūrėk, tu turi visiškai unikalų naują baldą savo erdvį pagyvinti. Jo, aš prisimenu, kai aš buvau maža, aš tą buvau padarius su, man atrodo, kėdėmis, kur kėdės buvo tokias, atgyvenusios, tokias rudos spalvos, ten tas lakas nusilaupęs. Ir aš gal būdama, nežinau, kokių 12 metų nusprendžiau, kad dabar gražu yra baltos kėdės. Ir aš nušlifavau viską, uždažiau pati, aišku, tikriausiai su netinkamais dažais, nes jie po to vis tiek apsilaupė ilgainiui. Bet, atrodo, taip visiškai pasikeičia vaizdas ir tiesiog, tau čia pačiam yra tiesiog smagu susikurti tą daiktą. Tai reikia apie šitą tiesiog irgi nepamiršti, kad nebūtina pirkti, nebūtina išlaidauti ir investuoti pinigus, kai galima tą pasidaryti savo rankom, jeigu, aišku, yra tam ir erdvės, ir laiko. Ar ne? Ir tai daug nekainuoja. Taip. O kaip manai, kodėl kai kurie žmonės vis tiek renkasi patys įsirenginėti namus, net jei tai gali būti brangiau ir užtrukti ilgiau nei, tarkim, pilna apdaila? Manau, lietuviai iš tikrųjų labai nori turėti unikalius ir išskirtinius namus, ar ne, kad galėtų pasipuikuoti, pasikviesti draugų. Tai viskas čia gerai. Bet, sakyčiau, galima būtų pasižiūrėti, kaip daro skandinavai, nes Skandinavijai dabar labai iš tikrųjų populiaru įsigyti pilnos apdailos būstus ir netgi būna tokių atvejų, kai žmonės nori įsigyti būstą, kuris yra pilnai apstatytas baldais. Tai reiškia, yra ir lovos, ir minkštasuoliai, ir virtuvės baldai, korpusiniai, ir netgi patalinės užuolaidos paveikslai. Viskas. Tai žmogui lieka tik tais nusipirkti dantų šepetėlį, gauti buto raktus ir tą pačią dieną ateiti gyventi. Taip. Tai aš manau, kad tokia tendencija gal Lietuvoje dar kol kas, gal nėra dar šiek tiek, bet aš labai tikiuosi, kad jinai po trupučiuką taip pat ateis, dėl to, kad žmonės supranta, kad visą tą laiką ir visą tą darbą, tai kiek užtruktų, ar ne, visas tas procesas įsirengimo. Tai visą tą laiką jie gali panaudoti savo šeimai, savo hobiams, savo laisvalaikiu ar kitoms veikloms. Ir tiesiog džiaugtis tuo laiku, sutaupyti jo ir gauti tiesiog pilnai paruoštą produktą, į kurį gali įsikelti tą pačią dieną. Aš manau, kad čia yra toks gal dar išlikęs irgi, nežinau, gal čia nuo seno, toks lietuvių bruožas, kur norisi turėti kažką unikalaus, kad pas kitą nėra ir tikrai nerasi, kur aš čia kiekvieną šitą grindies gabaliuką, grindų gabaliuką atrinkinėjau savom rankom ir čia daugiau pas nieką kitą tikrai nerasi. Arba tiesiog žmonės gal dar vis yra linkę lygintis, manau, kas liečia, nežinau, tokius dalykus kaip ten ar nekilnojamas turtas ar panašiai. Gali būti. Bet manau, po truputėlį vis tiek žmonės išlaisvėja ir tos erdvės tampa tokios pritaikytos daugiau įvairiems poreikiams, nes ir vis tiek ir kartais dabar, kai tas ir darbo toks grafikas, kai daug laiko vis tiek būna, kad ir praleidžiam namuose ir dirbame tenais, ar ne, tai tos erdvės tampa tokios labiau multifunkcinės ir tos namų. Tai
labai kažko ten išskirtinio susikurti, Rato neišrasi tikrai. Rato tikrai neišrasi. Ne. O pas kaimyną visada žalė atrodo žalesnė. Kaip pasižiūrė. Taip, visą laiką, kai lygini to savo daržus. Jo, reikėtų koncentruotis į tai, kas tau yra svarbu ir kaip tu jautiesi gerai namuose, būdamas, kai tave supa kokie daiktai, kokia erdvė, kaip tu jautiesi, nes pirmiausia, tai tu grįžti namo tam, kad pailsėt, tam, kad atgaut savo jėgas ten, ar ne? Į savo tokią zen. Į savo oazę, ar ne? Kur tu gali būti visiškai savimi ir nieks tavęs nesmerks, nieks, tavo atsipalaidavimo erdvė. Ir at the end of the day, koks skirtumas, kokias ten grindis. Tikrai. Svarbu, kad būtų kokybiškas ir nesubirėtų ten po kažkurio laiko, bet ar ten ąžuolo sulos, ar ten iš Lenkijos miškų. Manau, kad čia labai stipraus skirtumo, kokie yra ir kokios medžiagos nepadaro kažkokio labai didelio skirtumo. Sakyčiau, išlaikyti balansą. Vis tiek rinktis galbūt kokybiškesnės medžiagas, kad tai būtų ilgamšiškesnis, ar ne? Nes vis tiek tos visos medžiagos, tarkim, kurios, tie visi paviršiai, kurie dažnai naudojami, kaip, sakykime, grindis, jos tikrai turėtų būti kokybiškesnės dangos, nes tai bus vis tiek dažnai vaikštoma, dažnai judama, statomi baldai, arba, sakykime, paviršiai, kurie ten dažnai naudojami kaip virtuvės stalviršiai arba virtuvės spintelės. Irgi patarčiau rinktis labiau tokius paviršius mažiau teplius, atsparesnius braižymams, dėl to, kad tiesiog sutaupysit laiko, mažiau reikės tvarkytis, bus kokybiškiau, nereikės perdaryti. Tai visą tai taip pat atsiremia ir į tvarumą. Bet ir šiaip patartina yra investuoti, taip sakant, į tą bazę. Namo, visą kitą jau galima derinti. O visi kiti elementai gali būti ir kur kas labiau biudžetiniai. Gal koks nors, tarkim, šviestuvo gaubtas gali būti irgi rankų darbo padarytas, ar ne, kuris ten tikrai nekainuos daug, bet irgi suteiks erdvį tokio balanso lengvumo. Tai taip. Bet tai nereiškia, kad... Nebijoti eksperimentuoti. Bet tai nereiškia, kad jeigu ten, tarkim, investuoju į bazę, tai visi baldai gali būti IKEA. Ne, čia būtų blogasis pavyzdys, tikrai to nereikėtų daryti, o geriau išlaikyti balansą ir pasirinkti šiek tiek kokybiškesnių medžiagų ir baldų ir tada apžaisti su galbūt tokiais ekonomiškesniais elementais. Bet tai neturėtų būti, sakykime, tokie baldai, kurios dažnai naudosi, tai jau tikrai nepirkti galbūt labai ekonominės klasės, pačių pigiausių, nes, jie tiesiog sulūž greitai ir reikės remontuoti arba pirkti naują. Kaip sakoma, skupus moka 2 kartus. Tikrai taip. Tai todėl geriau apsvarstyti kiekvieną savo pirkinį, ypatingai kas susijęs su namais. Linda, pavyzdžiui, žmogus visgi nusprendė, kad nori pats įsirenginėti savo namus, tačiau turi tam ribotą arba, tarkim, mažą biudžetą. Ar yra tam tikros taisyklės, kurios užtikrins, kad tas būsto įrengimas neatrodytų pigus? Taip, tai kaip ir prieš tai kalbėjome, ar ne, kad neatrodytų pigus įrengimas, tai, sakykime, irgi reikėtų išlaikyti tą balansą, tai pasirinkti tam tikras medžiagas kokybiškesnės, tai aš šiuo atveju tikrai sakyčiau įsirengti kokybiškas grindis, grindų dangą, ar ne, galbūt daugiau investuoti į buitinius prietaisus, buitinę santechniką, visokius paslėptus darbus, kuriuos tikrai būtų sunku ar ne pataisyti. Taip. Ir taip pat, bet tuomet jau sienų apdaila gali būti daug paprastesnė, jau nebūtina tenais galbūt labai kažkokio įmantraus ornamentų dekoruoti tų sienų, bet gali būti tiesiog dažytos, ar ne? Taip. Ir taip pat kiti elementai gali būti paprastesnė. O iš tiesų tai, imkime Bonavos, sakykime, Bonavo Lietuva butą standartinį 2 kambarių, ar ne? Tai galima būtų paskaičiuoti, kad jeigu mes jau įsigijam būstą su pilna apdaila, kuriame yra taip pat ir sanmazgas įrengtas, tuomet žmogui galima būtų maždaug skaičiuotis apie 400-500 eurų už kvadratinį metrą
tokį preliminarų, optimalų biudžetą galutiniam įrengimui, apstatymui baldais. Tai, sakykime, į tą sumą įeitų ir prieškambario spinta, ir virtuvės baldai, ir miegamojo spinta, lova, valgomo stalas su kėdėmis, sofa, užuolaidos, šviestuvai ir dar tam tikri, kažkoks kiekis interjero dekoro elementų. Tai visų šituo principu pas mus mes esame įrengę 2 demo butus ir juos galima būtų pamatyti Lake-Towno projekte. Tai labai smagu ir šiaip labai faini tie yra demo butai, man labai patinka ir iš karto taip matosi, kad čia Linda darė, nes ten kiekviena atrodo tokia detalė apgalvota. Kur, aš, pavyzdžiui, nepagalvočiau tokių dalykų, kur nežinau, kad reikia, net iki servetukių, ta prasme, ten antiek preciziškai. Bet principas tas pats, kad yra tam tikri galbūt elementai baldai iš kokybiškesnių, prabangesnių salonų, bet ir kiti pamiksuoti yra erdvėje ar ne iš tokių labiau biudžetinių. Ir visas tas bendras balansas, jisai sukuria tokią erdvę, kuri atrodo kokybiškai ir neatrodo nei perkrūta, nei per daug galbūt ekonominė, bet ir galbūt ne per daug prabangi, tai mes pasiekėm balanso principų tokį labai gerą rezultatą. Tai kaip ir visur gyvenime yra svarbiausia balansas, visur taip zen eini ir balansuoji. Ar ne? Tai lygiai taip pat ir su namų įrengimu. Linda, ar galėtum įvardinti 3 dažniausiai pasikartojančias klaidas, kurias daro žmonės įsirenginėdami savo būstą? Taip, tai viena iš klaidų galėtų būti galbūt, kai žmogus nusiperka galbūt tam tikroj lokacijoje ar ne ekonominį, sakykime, būstą ir tą ekonominį būstą įsirengia labai prabangiai, su labai kokybiškomis prabangiomis medžiagomis, labai daug investuoja ar ne. Aišku, gerai, jeigu ten gyvens visą gyvenimą, tai galio, viskas gerai. Bet sakykime, jeigu jis po kažkiek laiko norės parduoti, tai gali būti, kad galbūt tų pinigų ir net gaus. Tai, sakyčiau, visada reikėtų atkreipti dėmesį, kokios klasės tas būstas, kokioje lokacijoje ir neturėtų per daug pabėgti nuo to įrengimo, ar ne, kad tiesiog galima būtų irgi įsirengti šiek tiek paprasčiau. Sakykime, gal visada labai puikus pavyzdys yra skandinaviškas interjeras, kuris gerai atrodys tiek ir ekonominiam būste, bet tiek ir aukštesnės klasės būste. Tai su tuo niekada neprašausi. Taip. Tada kita klaida galėtų būti, aišku, apsiimant pačiam įsirenginėti namus, ar ne, samdant meistrus, tarkim, taupant ir sakykime, perkant ekonomiškas, nebrangias apdailos medžiagas, ar ne, samdant galbūt ne pačius geriausius meistrus, kur darbų kokybė gali būti labai prasta ir galbūt bus daug defektų, reikės daug taisyti ir žiūrėk, ten galbūt po kokių metų jau tau ten atkris tos plytelės, viskas subirės ir reikės tau remontuoti viską. Taip. Tai sakyčiau, visur šiek tiek palaikyti gal aukštesnę kartelę ir nesirinkti visada pačių pigiausių medžiagų, meistrų ir taip. Mes kalbėjom, kad čianais lietuviai vis tiek yra tokie žmonės linkę į unikalumą ir nori vis tiek ten pasidaryti geriau negu, tarkim, kaimynas. Bet ar manai, kad lietuviai yra linkę investuoti į tą kokybę? Tai kaip ir anksčiau kalbėjom, manau, kad lietuviai tikrai atskiria, kur yra siūloma kokybiška apdaila, tiek ir paslaugos, tai tikrai turi tam akį ir tikrai šioje vietoje manau, kad visi stengiasi pasiūlyti aukštą kokybę. Taip. Nes žmonės tą supranta, žmonės tą mato, tai juk visada gali ateiti apžiūrėti, ar ne, ir į tuos pačius demo butus ir pamatyti, kaip yra viskas įrengta, kokios yra detalės ir koks tas bendras vaizdas. Tai viskas prasideda nuo to. Tai
Bet aš šiaip manau, kad per tiek metų, kai keitėsi ir nekilnojamo turto rinka, ir interjerai, ir atsirado po to dar ta pilna apdaila, kad žmonės pasidarė labai edukuoti ir visgi neieško to tokio pigiausio varianto rinkoje. Bet vis tiek, mes žmonės irgi taupus esam. Tai kaip manai, ar vis tiek žmonės linkę taupyti, ar linkę daugiau išleisti? Na, pagal save, jeigu žiūrėčiau, tai aš tikrai būčiau, jeigu man labai patinka produktas, ar ne, tai aš būčiau linkus šiek tiek susispausti, bet įsigyti ir sumokėti daugiau, ar ne, bet aš žinosiu, kad aš įsigyju gerą kokybišką daiktą ir kuris mane džiugins kiekvieną dieną. Ir manau, kad žmonėms reikėtų būti tiesiog šiek tiek irgi lankstesniems. Taip. Ir įsigyti taip kokybišką daiktą už prieinamą kainą arba ta prasme kokybišką būstą už prieinamą kainą. Na, tai kaip ir tiek su būsto įsigijimu, tiek su įsirengimu, jeigu jau nori, kad, nežinau, tau namai tarnautų, tai lygiai taip pat turi irgi, jeigu galimybės neleidžia iš karto to padaryti, tai ar pasitaupyti, ar kažkaip susispausti. Nes, at the end of the day, jeigu bandysi labai stipriai taupyti ir įsigysi, tarkim, kažkokį nekokybišką daiktą, tai vis tiek tu galiausiai permokėsi kažkiek, ar ne? Taip. Ir tas labai dažnai yra pasikartojantis dalykas. Ir kartais žmonės galvoja, kad jiems labai daug visko reikia. Taip, kad jie būtų laimingi. Bet iš tikrųjų, kai apsidairai, tai kartais reikia mums visai nedaug, kad mes jaustumėmės gerai ir tiesiog atsižvelgs, paprasčiau į viską reikėtų pažiūrėti, ar ne, kad laimė paprastuose dalykuose. Taip, bet ir šiaip namai turi būti ta vieta, kur tu grįžti kaip ir nusiraminti nuo to tokio šurmulio ir lėkimo pastovaus, tai neturi būti tokia labai perkrauta erdvė ir tokia labiau minimalistinė, ar ne? Taip. O ar esi atradus kažkokias savo top vietas, parduotuves, ar salonus, kur žmonės galėtų surasti tam, pavyzdžiui, dekoro elementų ar baldų kažkokių, kurių kokybė nenuviltų, bet būtų, tarkim, už prieinamą kainą? Taip, tai visada stengiuosi savo kuriamuose erdvėse ieškoti iš skirtingų lokacijų, skirtingų interjero parduotuvių, baldus ir elementus įvairiausius. Taip pat visada atsižvelgiu ir į tvarumą. Man tai yra irgi labai svarbu, tai dažnai būna, kad galbūt paieškau įvairių daiktų ir vintažo krautuvėlėse, ir antriniai rinkoje, tai dabar ir Vintedas pradėjo jau šiek tiek kelti įvairiausių elementų ir baldų, ar ne, kur tu gali nusipirkti baldą antram gyvenimui prikeltą. Taip pat yra ir nemažai lietuvių dizainerių, kurie kuria, ir man taip pat labai patinka panaudoti interjeruose lietuvišką produktą, kuris yra sukurtas mūsų, ar ne, tautiečių. Tai visada smagu. Taip pat galima paieškoti ir galbūt Etsy, toks yra puslapis, kuriame būna įvairiausių rankų darbų interjero elementų iš viso pasaulio. Tai gali netgi susirasti kokį nors savo širdžiai mielą daiktą ir dalelę to iš kito pasaulio pasidėti pas save namuose. Ar ne? Ir taip susikurti savo unikalią tą erdvę. Taip, jo, šiaip kalbant apie Etsy, aš kažkada kai buvau dar paauglė ir buvau tokioj labai dideliai Freddie Mercury fazėj ir aš labai norėjau jo plakato ir galvoju, pas mane čia kambarys visas baltas, neįdomus ir man reikia pagyvinti. Tam buvo toks labai spalvotas plakatas ir kaip aš juo didžiavausi ir kaip jis nebrangiai kainavo ir mano širdis tiesiog dainavo. Tai va. Taip. Tai reikia tiesiog paieškoti. Taip, ir skirti tam laiko, ar ne? Taip, tai nebijoti eksperimentuoti, nebijoti galbūt kažką persitaryti patiems,
arba iš tos antrinės rinkos. Aišku, nereikėtų galbūt visos erdvės savo įsirengti, ar ne, kaip ir prieš tai kalbėjome, kad reikia išlaikyti balansą. Nusipirkti ir kažkokių galbūt skandinaviškų, kokybiškesnių baldų, bet galbūt iš kokio nors vintažinės parduotuvėlės, sakykime, metalinės gražias žvakidės nusipirkti, kurios jau gyvena ten 2 šimtmetį, sakykime, kuri neš tokio įdomumo į tavo būsto erdvę. Labai gražiai. Na ir šiaip tiesiog pasidomėti, kokių yra variantų ten miestuose, nes tikrai ne tik IKEA egzistuoja, ar ne? Taip, tikrai. Tai ačiū tau labai, Linda, už pokalbį, buvo labai smagu ir įdomu išgirsti tavo pusę. Man taip pat, tikrai smagiai pakalbėjom. Ir manau, buvo lygiai taip pat vertinga ir mūsų klausytojams, kurie, pavyzdžiui, neseniai įsigijo savo pirmuosius namus ir nekantrauja juos įsirengti. Tai tikiuosi pasisems tikrai daug patarimų iš tavęs. Ir ačiū mūsų žiūrovams, kad šiandien žiūrėjote ir klausėtės mūsų. Manau, būsto įrengimo, interjero dizaino ir dekoravimo temos yra ir bus visuomet aktualios ir įdomios visiems, nes, manau, kiekvienas norėtų įsirengti namus taip, kaip jie nori, ar susikurti kažkokią ypatingą erdvę, kokią jiems patinka, ir labai tikiuosi, kad šiandien pavyko atsakyti į bent kelis jūsų klausimus, o galbūt pasisėmėte inspiracijos ir dabar pulsite įsirenginėti savo naujųjų namų. Taip pat nepamirškite sekti mus socialiniuose tinkluose, kad nepraleistumėte artėjančių laidų, ir būtinai pasidalinkite laidą su tais, kam ji galėtų būti aktuali. Iki kitų kartų.